Sveiki visi, dar vieną savaitę sporto komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas, jūsų ekranuose krepšinis verda, spalis įsibėgėja ir matėme praėjusią savaitę puikiai Žalgiris atidarė Eurolygos sezoną, bet savaitgalį nusileido Vilniaus Rytui, nuo to tik mums įdomiau, viską žymiai sudėtingiau yra prognozuoti, bet aistros magios, kažkas jau laimėjo ir prizą, spėjęs Žalgirio pergalę prieš Barceloną, jis pakeliui. Šią savaitę taip pat turėsime prizą, žiūrėkite toliau laidą, ačiū mūsų rėmėjams. Ir judame nuo pirmųjų savaitės rungtynių, nuo antradienio Europos taurės mačo, tuo pačiu metu žaidžia Panevėžys 7bet Lietkabelis ir Vilniaus Wolves. Šį kartą įmų Vilniaus Wolves, kadangi panevėžiečių laukia savaitgalį rimtesni reikalai, o Wolves antradienį bandys iškovoti pirmą pergalę Europos taurėje. Atvyksta Ulmo Ratio Farmas, kuris šį sezoną laimėjo visas 5 oficialias rungtynes ir tikrai laukia kietas rieštas, bet jeigu Vilkai galvoja apie patekimą į atkrintamasis, privalo čia imti tašką. Tikrai Vilkų situacija nėra prasta, žaidimas neatrodo blogai, labiausiai reikia gynybą susitvarkyti, o gynybos iššūkis bus didžiulis, kadangi Ulmo Ratio Farm yra visiškai puolimo komanda, labai įdomi komanda, įdomi sistema eilę metų, kuri pasikviečia vis kylančius jaunus žaidėjus. Iš čia iškilo Iago dos Santosas, Bruno Caboclo, pernai buvo Juanas Nunezas, o šį sezoną į Vilnių atvyksta rytoj 2 artėjančios naujokų biržos prospektai. Abiems šiems žaidėjams prognozuojamas šaukimas pirmajame 30-tuke. Pirmąją No Assange'as, prancūzas, 2,5 m, super atletiškas žaidėjas, tikrai bus labai įdomu sekti jo žaidimą, 17-metis, tai neįtikėtina, kokią įtaką jis turi žaidimui būdamas 17 metų, ir kitas 18-metis izraelietis Benas Sarafas, kuris irgi yra aukštas žaidėjas, kol kas tritaškai nekrenta, bet irgi išsiskiria neblogų metimų, tad būtent į šios 2 talentus bus labai įdomu pažiūrėti Vilniuje, bet pabaigoje prognozuoju, kad galiausiai Vilkai atsidarys pergalės Europoje, iškovos pirmąją pergalę ir rašys pirmą pralaimėjimą Ulmo Ratio Farm komandai rezultatyviose rungtynėse. Manau, kad Vilkai įmės virš 90 taškų ir laimės 7 taškų, o 9 taškų persvarą. Ši savaitė Eurolygoje tokia, kad 3 dienas vyksta turai, vyksta rungtynės 2 ir 3, bet aš einu į 4, kur mūsų laukia Stambulo derbis. Stambulo Fenerbahčė išvykos rungtynėse žais su Anadolu Efes. Šios komandos jau susitiko sezono starte Turkijos super taurėje, super dramatiško kovoje pergalę iškovojo Anadolu Efes 83-82, ten jie pasiekė pergalę, bet Fenerbahčė dar nebuvo pilnos sudėties, jie tokios ir nebus, kadangi prarado visam sezonui Scotty Wilbekiną, pakeitimo dar kol kas jam nėra, bet pirmosios rungtynėse prieš Olympiakosą paliko gerą įspūdį Fenerbahčė, pirmiausia Veidas Boldvinas. Atrodo, kad pirmos rungtynės MVP kalibru sužaidė amerikietis, dar labiau suvaldytas jos jautimas, superiniai perdavimai, ir jeigu jis išlaikys tokį tempą, manau, kad tai bus vienas pagrindinių kandidatų tapti MVP. Ten Fenerbahčė iškovojo tikrai pelnytą pergalę prieš Olympiakosą, visos tos aistros šalia irgi buvo labai įdomu stebėti. Tuo metu Anadolu Efes irgi sezono starte atsinaujinusi, atrodo labai solidžiai, dar naujokiams prireiks laiko kaip Jordan Norui įsivažiuoti, tačiau Šeinas Larkinas grįžęs, tikrai gerai atrodo Denas Oturu. Bus super įdomios rungtynės, manau, kad nebus didelio rezultatyvumo, manau, kad vis tiek pergalę turėtų Eurolygoje jau iškovoti Stambulo Fenerbahčė, man ten panašiau į sistemą, kuri gali kontroliuoti rungtynių tempą, ir aš prognozuoju pergalę Fenerbahčė 6-8 taškais. Nu ką, 3 savaitė, kada kertinės rungtynės yra Kauno Žalgirio mačas, ir Kauno Žalgiris vyksta į Pirėjų, pirmos išvykos rungtynės Eurolygoje. Spėkite tikslų rezultato komentaruose, ir tie, kas yra ir užprenumeravę mano kanalą, pretenduoja į prizą, tad nesikuklinkite, spėkite, kaip žalgiriečiams seksis, o bus tikrai reikalų. Pirėjuje sezono atidarimo namų rungtynės Eurolygos favoritų, taip kad Olympiakosas, manau, kad bus aukščiausios klasės. Stambule dar atrodė, kad prie tų rotacijų Barcokui reikės laiko priprasti, kuomet tu žiūri mačą, kartais net pamiršti, kad tas žaidėjas yra ant suolo, kad tiek krepšininkų turi apskritai. Olympiakosas, jie dar ir neturi pagrindinių savo centrų, Falas galbūt jau ir gali grįžti prie Žalgirio, Milutinovo dar tikrai nebus, pamatysime ten, tad priekinė linija dar netokia galinga, kokia jinai bus sezono eigoje, bet tai nenurašant Olympiakoso, manau, kad tai yra favoritas laimėti Eurolygą kartu su Fenerbahčė ir Atėnų Panathinaikos. Su gynėjų grandis galbūt daugiausiai klausimų kelia, kol nėra Keenano Evanso, vis tiek Tomasas Vokopas yra užduočių vykdytojas, tai nėra taškų mašina. Fournier, Dorsey labai pavojingi, talentingi žaidėjai, bet tai nėra žaidėjai, kurie gali išlikti visą sezoną, labai stabilus, tad tikrai pirmiausia akis iš Saša Vezenkovo, kaip jam seksis, nors ir Stambule jisai buvo šiek tiek uždarytas Heizo Deiviso, bet tų ginklų begalės ir Žalgiriui bus super sunkus gyvenimas, nors ambicijos ir pažįstos po pralaimėjimo Vilniuje, bet manau, kad ambicijų ir noro neužteks, talento lygis yra tiesiog didesnis. Olympiakoso pusėje prognozuoju šeimininkų pergalę 84-75.
Nu ir ką, savaitės desertas Lietuvoje, užsibaigė dar vienas didelis mačas Lietuvoje, šį kartą Panevėžėse, bet Lietkabelis namuose priima Vilniaus Rytą, super intriguojantis mačas, panevėžiečiai antradienį žaidžia su Saloniku Aris, tačiau didelės problemos yra panevėžiečių stovykloje, Kėdainiuose traumos patyrė ir Danielius Lavrinovičius, ir Stipanovičius, jų būklės neaiškios, ar jie galės žaisti pirmiausia antradienį, ar galės žaisti prieš Rytą, bet Carskis taip pat praleido mačą dėl ligos Kėdainiuose, tad priekinė linija visiškai išretėjusi, kol kas ant sušaudimo paliktas šiai dienai Gabas Maldūnas, galbūt ir grįš kažkas iš tų žaidėjų, bet problemų tikrai yra, o Rytas, kaip ir Giedrius Žibėnas prieš mačą su Žalgiriu sakė, mums reikia vienų rungtynių, kad patikėtume savimi, kad pajustume žaidimo ritmą, manau, kad Ryto žaidimo kreivė po pergalės prieš Žalgirį šaus į viršų ir manau, kad Ąžuolas Tubelis turėtų tikrai spindėti rungtynėse Panevėžyje, matant varžovų priekinę liniją, net jeigu ir žaistų, tarkim, Pecarskis, gynyboje tai yra labai pažeidžiamas žaidėjas, manau, kad Tubelis rinks apie 20 naudingumo balų. Tuo metu panevėžiečiai, per kurie galėtų bausti Rytą, Ryto tikrai gynyba nėra kažkokia ypatinga, galima daug atviroje aikštelėje susirinkti taškų, bet kol kas man geriausiai įspūdį sezono pradžioje palieka Aleksandras Kovliaras, didelė pagarba Čanokui ir Martynui Purliui, kad taip išdrįso pagrindiniam žaidėjui 22 metų patikėti šį vaidmenį, tikrai kol kas atrodo pasiteisinęs sprendimas, tad manau, kad Kovliaras irgi bus dviženklininkas prieš Vilniaus Rytą, bet pergalę galiausiai iškovos Rytas ir tą jie padarys ganėtinai užtikrintų būdu 8.20 taškų persvarą. Nu ir ką, šią savaitę tiek, kol kas mano spėjimai didžiąją dalimi neblogai pasiteisina, jūs šią savaitę irgi nepamirškite spėti, kaip Žalgiriui seksis Pirėjuje, prenumeruokite kanalą, tada pretenduosite ir į prizą ir ką, iki kitų kartų, gero krepšinio.